Kaip manote, koks turėtų būti šiuolaikinis studentas? Šiuolaikinis studentas turėtų žinoti, ko nori iš gyvenimo, stoti ten, į tą specialybę, su kuria norėtų po to sėti savo visą gyvenimą. Jis turėtų būti apsisprendęs. Siekiantis savo tikslų užsibrėžtų ir imlus žinioms. Šiuolaikinis studentas turėtų žinoti, ko jis nori, kad viską būtų apsvarstęs jau gal 17-16 metų ir siektų savo tikslo, pasirinktų tuos dalykus, kuriuos jisai norėtų studijuoti, tarkim, ir, nežinau, siekti savo tiesiog tikslo. Turėtų būti veržlus, energingas, savim pasitikintis, aišku, netingintis pasimokyti. Sugebantis skirti laiko tiek mokslam, tiek linksmybėm. Taip pat jis turėtų žinoti, ko nori ir turėtų būti pakantus ir dėstytojams, ir pačiam savo. Protingas, sąžiningas ir trokštantis žinių. Turėtų būti orientuotas į tai, ką jis nori mokytis. Jis turėtų domėtis aukštose mokyklomis ir tiesiog pasirinkti tą kelią, kokį jis nori studijuoti. Turėtų pasirinkti, kokia jam specialybė patiktų, kad ir jam tikrai patiktų tas darbas. Lojalus, manau, turėtų žinoti, ko jis siekia, ko jis nori. Turėtų mokytis mylimą dalyką, man atrodo. Linksmas, kuris galėtų suprasti lengvai įvairius įdomius dalykus, kuris galėtų išsimokyti ir paskui rasti darbą. Turėtų būti perspektyvus. Protingas, siekiantis savo tikslų ir gerai besimokantis. Iniciatyvus, studentaujantis, nestudijuojantis. Pasitikintis savimi. Žingeidus, daug nusimanantis, daug besidomintis savo mėgiamą sritimi. Turėtų turėti AIESEC pažymėjimą. Būti gudrus ir turėti pažymėjimą dėl to. Žingeidus ir žinoti, ko nori ir ką nori studijuoti ir kuo būti. Pirmiausia, jis turėtų būti labai kūrybingas, veržlus ir atsakingas. Siekiantis mokslų. Svarbiausia, kad linksmas būtų. Turėtų būti veiklus, stengtis, mokytis. Komunikabilus. Daugiau dėmesio skirti mokslam, o ne pramogom. Dalyvauti įvairiuose renginiuose, rodyti iniciatyvą, stengtis, siekti tikslų. Išsimokslinęs ir žinantis, ko nori, kur eina ir ko nori. Studentas turėtų būti, kaip čia pasakyti, turi norėti daug reikštis, norėti veiklos, turi aišku būti protingas, turi norėti mokintis. Ryžtingas, drąsus, siekiantis žinių, mokslo. Protingas ir siekiantis savo tikslų. Labai viskuo besidomintis, veržlus, išradingas, ir turbūt ieškantis savo gyvenime, ir siekiantis tikslo, užsibrėžto, gana kryptingai ir tiksliai. Tokie kaip mes, abiturientai, bet jau kitais metais studentai. Tai šiuolaikinis studentas, žingeidus, nori mokytis. Nori duotis visom tam studijom. Kūrybingas ir visko siekiantis. Visko siekiantis. Manau, kad turėtų siekti savo tikslą ir žinoti, ko nori ir kad gerai sektųsi ateityje. Šiuolaikinis studentas privalo būti impulsyvus, galvotas, protingas, turi matyti į ateitį viską. Būti suplanavęs kiekvieną sekundę. Turi būti komunikabilus, judrus, protingas ir mobilus ir visam spėt. Turi būti neprasigėręs, bet įsijausti į studento gyvenimą, tokį barako gerą. Studento gyvenimas tai geriausi metai yra, geriausi metai žmogaus gyvenime, naudotis reikia jais, žmogus laisvas yra. Nepamiršt mergų reikia, žinai, kaip ir studento. Jo, panelių tai yra. Dar numerį aš irgi jūsų sužinot norėčiau, tai čia jau po laidos jau aišku, susitarsim, davai. Pozityvus, aktyvus, labai perspektyvus, bei mylėti tą, kas studijuoja, tiesiog bandyti siekti, ko nori. Žingeidus, norintis mokytis, bendraujantis. Motyvuotas, siekti savo tikslų užsibrėžtų. Taip pat manau, kad turėtų turėti labai stiprų tikslą, kurio siektų ir kurio niekada nepamirštų. Ir aišku, draugiškas, komunikabilus ir visada su šypsena. Studentas turi būti atsakingas, turi žinoti savo tikslą, nes jeigu tu nieko nežinai, ko tu nori pasiekti, tai tau bus tik sunkiau. Tai aš manau, kad studentas turi būti pasitikintis savimi, turi būti drąsus, nes dabar tikrai reikia drąsos kur nors
Nežinau, tiesiog reikia drąsos. Turėtų susitelkti į mokslus ir mažai linksmintis, kad ir kaip dabar tai studentai daro, bet turėtų to daryti mažiau. Taip, kad nenukentėtų pačios studijos. Atsakingas, taip, pasitikintis savim, rūpestingas. Veiklus, turėtų daug visko veikti, turėtų pažinti pasaulį ir išmokti tai, ką mokosi. Turėtų siekti savo tikslą, studijuoti ne tik tam, kad praleistų laiką ar liepia tėvai, bet nugrinti tą, ko norėtų. Turėtų būti geras moksleivis. Tai šiuolaikiškas, visko daug užsiimantis visokia veikla. Pasiruošęs, priimti įvairias naujoves. Visų pirma, turi būti šiuolaikiškas, visoks protingas, linksmas, draugiškas. Svarbiausia, kad būtų noras mokyti, studijuoti ir siekti aukštumų. Linksmas, aktyvus, atsižvelgiant į mokslus, kūrybingas ir gerai leidžiantis laiką. Turėtų mokytis, aišku, turėtų kažkiek pasilinksminti ir atsižvelgti labai į ateitį, nes ateitis priklauso nuo studentų mūsų visų. Gerai mokytis turbūt ir mokėti suderinti ir mokslą, ir laisvalaikį ir suprasti, kad reikia dabar viską daryti dėl šiuolaikinio pasaulio, dėl pasaulio gerovės ir visą kitą. Visur dalyvaujantis, aktyvus, nežinau, veiklus žmogus turėtų būti. Praktiškas, jaunas, aktyvus ir visko siekiantis. Kietas. Jo, aktyvus labai. Turi įdomus dalyvauti visose įmanomose dalykuose, turi būti labai drąsus, jaunatviškas ir energingas. Tas, kuris moka suderinti ir paskaitas, ir pramogas, ir laisvalaikį viską. Toks aktyvus turi būti, ne va, aš tik mokinuos, siekiu geriausio rezultatų, viską turi mokėti suderinti, toks pasitęs. Toks, kuris nori mokytis. Pažangus gal, doras, sąžiningas. Siekiantis aukštumų, siekiantis, ko jis nori. Protingas turi būti. Gražus, labai. Nusiteikęs pasiekti savo tikslą. Pasiruošęs, turintis daug energijos ir norintis gerai praleisti laiką. Pasitempęs turbūt, stengiantis atsiduoti savo būsimai specialybei. Šiuolaikinis studentas turėtų būti pasitikintis savimi ir viskom patenkintas. Kūrybingas, be abejo darbštus ir nebijoti naujovių. Gerai besimokantis ir komunikabilus. Smalsus, pasitikintis savimi ir domėtis visomis pasaulio naujienomis. Linksmas, gerai besimokantis, turintis gerų idėjų, kažkokių naujų. Linksmas ir protingas. Protingas ir gabus. Aktyvus, protingas, galbūt šiek tiek užsispyręs ir siekiantis savo tikslų. Protingas. Išsilavinęs, Norintis savo tikslo visą laiką, žinot, ko jis nori gyvenime, o ne šiaip čia. Žinot, ko nori, tiesiog studijuoti ir viskas. Tai pasiryžęs viską pasiekti, turėti savo tikslų, pasiryžęs viską įdėti savo visas jėgas, kad pasiektų tai, ko nori. Šiuolaikinis studentas turėtų būti aktyvus, pasiryžęs mokytis gerai. Žinantis, ko nori svarbiausia. Mano nuomonė, šiuolaikinis studentas turi būti visų pirma iniciatyvus, inovatyvus ir kūrybiškas. Komunikabilus, norintis kažko išmokti ir, nežinau. Žinantis, ko nori. Manau, protingas, komunikabilus. Siekianti savo tikslo. Atkaklus, žinot, ką nori gyvenime. Šiuolaikiškas. Gebėti prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos, tai siekti žinių, būti globalus ir tobulas. Labai atsakingas, rūpestingas ir turėtų labai norėti mokytis tikriausiai. Atsakingumas dabar svarbiausia ir be abejo tas supratimas, padėjimas vienas kitam, tas atsakingumas už mokslą, už kitus draugus savo. Protingas, žingeidas. Turėtų būti jaunatviškas visų pirma, linksmas, kūrybingas, bendraujantis, komunikabilus, tolerantiškas kitiems. Turi būti aktyvus, pareigingas, bendraujantis. Gerai mokytis turėtų. Daug ką žinantis, norit siekti tobulumo ir laimingas. Jis turėtų domėtis viskuo, neapsiriboti vienu kažkokiu konkrečiu dalyku, daug keliauti ir domėtis aplinką. Tas, kuriam svarbu geri pažymiai, tas, kuris protingas ir tas, kuris domisi tuo, ką studijuoja. Tam, kuriam nereikia mokytis, kad turėt gerus pažymius ir tas, kuris linksmintųsi.
Anaip tol ne tas, kuris turi geriausius pažymius, o tas, kuris visiems padeda, išklauso, na ir yra geras mokinys. Šiuolaikinis studentas, manau, turėtų būti besidomintis gyvenimu, aktyviai dalyvaujantis socialinėje veikloje, turėtų dalyvauti visose rengiamuose renginiuose, būti aktyvus, nebūtinai gerai mokytis, bet būtinai pakankamai gerai mokytis, komunikabilus, kad galėtų į bendrabutį, praeit pro bendrabutį, žiūrėti kiekvieną kambarį, maloniai patlepėti su bet kuo. Mokantis taupyti. Turi geras studentas būti. Šiuolaikiškas, aktyvus. Visur suspėjantis, viską mokantis, bendraujantis. Pramogaujantis. Nepamirštantis mokytis, aišku. Linksmas, draugiškas, bendraujantis su žmonėmis. Vakarėlį liūtas ir aišku, nepramiegantis paskaitų. Na, aišku, linksmas, išmanus, gudrus. Jis turi būti laimingas, tą, kas studijuojas, turi džiaugtis tuo būtinai. Ir nežinau, turi būti jaunatviškas ir turi trykšti optimizmą būtinai, nes kitaip yra labai nuobodu, o mūsų visuomenė yra žiauriai nuobodi ir vienintelis jaunimas ir studentai jį gelbėja. Manyčiau, jog šiuolaikinis studentas turėtų būti žingeidus, linksmas ir nestokoti džiaugsmo gyvenime ir nebijoti nieko. Aš čia manyčiau, kad turėtų būti labai užsispyręs, daug netūsint, kaip visi studentai ir tiesiog susikaupti. Aš manyčiau, kad studentas turėtų būti labai drąsus, turėtų gerai aišku mokintis. Na, nežinau, jis turėtų būti linksmas, ne kažkoks nuobodus. Manau, būtent tokie, kokie jūs, kokie bus mes, linksmi, su nuotaika ir, kad būtų entuziastingi mokslams. Žinokite, manau, kad šiuolaikinis studentas turėtų būti aktyvus ir aktyviai reiškinti save visuomeniai, pristatanti save kaip ryškią asmenybę ir tiesiog būti toksai žmogus, kuris domisi viskuo. Aš manau, kad pirmiausia turėtų būti labai linksmas. Studentas, kuris ne vien mokytųsi, bet rastų laiko linksmybėms, savo, draugams. Aš jau sakiau praeitą kartą, koks jis turėtų būti, bet aš nesutinku su tą nuomonę, kur praeitą moksleiviai sakė, pirmoji vietoje turi būti mokslas. Gyvenimas palauks, gyvenimas yra trumpas. Tu atsimokini ir paskui gyveni, nepriklausomas nuo nieko. Ar tu norėtų būti nuo tėvų priklausomas. Tu įsimokslini iki galo. Įsimokslini iki galo, viską baigi ir tu ramus gyveni, uždirbi ten 1200 ir laisvai gali gyventi. Siekiantis savo tikslų ir tiesiog stengtis, kad visai, ta prasme, siekti to ir dėti belė kiek jėgų, kad to pasiekti. Ir jisai turėtų būti toks atviras visam pasauliui, ne tai, kad tiesiog savo specialybei kažkur su savo draugais, bet toks atviras ganėtinai turėtų būti. Manau, kad turėtų būti protingas ir, nežinau, turi mėgti ošti. Gana išsilavinęs, turėti savo nuomonę ir, nežinau, greičiausiai turėti savo tik tai nuomonę. Na, šiuolaikinis studentas turėtų būti visiškai kaip aš. Tai yra laisvas vaikinas, panelės ir visoks geras žmogus. Kuris sugebėtų kartu ir pramogauti ir mokytis ir kad viskas elgtųsi gerai. Aktyvus, siekti savo užsibrėžtų tikslų, žinoti, ko nori ir būti savimi patenkintas. Šiuolaikiškas. Ką žinau, turėtų būti modernus, turėtų greitai prie visko priprasti, aš nežinau, kaip pasakyti. Tai turėtų būti žmogus, kuris kažko siekia, kuris neateina tiesiog pagyventi, pažiūrėti, kaip viskas yra, o kažko nori, nežinau. Nebūtinai studentavimo susidėti iš to studentinio gyvenimo, kažko žmogus turi sužinoti tikrai. Turėtų būti, kaip sakant, pasirinkęs tai, ką norėtų ir tikrai būti iš širdies tą turėtų studijuoti ir jis tiesiog turi turėti tą norėtis, būti aktyvus, visur dalyvauti ir siekti, ko nori. Labai aktyvus, kūrybingas, domėtis savo studijom, aišku, turėtų mylėti jas, turėtų žinoti, ko nori ateityje ir to tiksliai siekti. Studentas turėtų būti linksmas, energingas, turi turėti savo nuomonę, turi būti šiek tiek pašėlęs, bet turi žinoti savo ribas. Turėtų būti siekianti savo tikslo, savo gyvenimo tikslo, svarbiausia, ir geriausių rezultatų savo. Aktyvus, motyvuotas ir galbūt turėtų džiaugtis gyvenimu ir tai, ką pasiekė. Paprastas, nieko neišsiskiriantis iš minios. Aišku, klubai, vakarėliai, atsipalaiduoti po mokslo reikia.
Na, nebūtinai turėtų labai viską gerai mokytis, nes, pavyzdžiui, aš tai visko labai gerai nemoku. Nu, bet gal toksai siekiantis tikslas, sakykim taip. Jo, teisingai, turėtų žinot, ką nori. Aš manyčiau, kad jisai turėtų būti labai aktyvus. Mano manimu, jisai turėtų būti aktyvus, gerai mokytis ir rodyti pavyzdį kitiems. Linksmas, fainas, Protingas. protingas jo. Domėtis universiteto įvykiais, kas vyksta universitete, būtina. Aš tai manau, kad svarbiausia fainas. Jo. Komunikabilumas yra svarbiausia, kad bendrautų. Jo, ir kad bendrautų, kad linksmintųsi ir kad, mokytųsi, aišku. Protingas. Aktyvus. Šiuolaikinis studentas turėtų būti pasitempęs, aišku, tvarkingas, visą laiką švarus, aišku, turi tvarkingai mokytis, lankyti visas paskaitas, aišku, nepamiršti ir visokių švenčių, visą laiką pasilinksminti. Turėtų būti nevaržomas ir daryti tai, ką nori ir neapsiriboti ne tik tai tuo, ką kiti nori pasakyti, bet tuo pačiu, sakykime, susiformavusių normų, tarkim, kad baigęs mokyklą, mokinys turi stoti į universitetą. Turi galvoti tai, kas jam atrodo geriausia, o ne tai, kaip yra susiformavusi viešoji nuomonė. Aš manau, kad šiuolaikinis studentas turėtų būti labai inovatyvus, nes viskas labai aplinkui keičiasi. Jis turi būti be abejo draugiškas, bendraujantis, labai tolerantiškas, nes pas mus kuo toliau, tuo daugiau ateina studentų iš kitų šalių, atvažiuoja Erasmusų ir panašiai. Ir šiaip tai, sakau, manau svarbiausia, kad jisai turėtų būti toks labai visapusiškas. Nežinau, svarbiausia, aktyvus, aišku, mąstantis. Turi būti labai aktyvus, dalyvauti visuomeninėje veikloje ir universitetinėje veikloje. Aišku, dar turi svarbiausia turėti norą visur dalyvauti. Kadangi esu pati studentė ir, kaip sakiau, nebaigti studijas, tai galiu pasakyti, iš patirties studentas turi būti tas, kuris ne tik studijuoja, bet ir studentauja. Linksmas, laimingas, studijuojantis, studentaujantis, miegantis, atsibundantis, žmogiškas. Protingas, išsilavinęs, manau, kad turėtų mokytis, stengtis. Man atrodo, jis turi būti aktyvus, visko labai domėtis, išvyti lauk Seimo narius, senus pirdylas, kurie nieko nemoka ir nesidomi ir jiem viskam abejingi, tai aš manau, kad turi būti studentai neabejingi, norintis pakeisti, kad šitoj Marijos žemėje būtų kažkada tai geriau. Atsidavę savo mokslui, kurį jis pasirinko, savo kursą, jis turėtų taip pat išmanyti, turėtų turėti noro išmanyti, domėtis gal savo pasirinktą studijų programą, taip pat plėsti akiratį remiantis tarptautinę patirtimį, taip pat įdiegiant tarptautinę patirtį į Lietuvos rinką, sakykime, taip pat visų pirma kūrybiškas, kad naujom idėjom reikia kūrybiškumo. Su daug idėjų, kūrybingas, toks, kuris galėtų pakeisti ateitį ir būti ateitim anksčiau ir vėliau. Kūrybingas, kad galėtų savo studijų srityse įvairiapusiškai žiūrėti savo studijų kryptį ir visų pirmiausia būti darbštus, nes kiekvienoje studijų srityje reikia turėti norą ir ryžtą tą studijuoti. Studentas turėtų neieškoti kelio, pats jį ir nusitiesti. Čia pats geriausias studentas toks būtų. Pasitikinti savimi, žinantis, ko nori, gal šiek tiek meniškos sielos, nežinau, man tokie patinka žmonės. Aš manau labai panašiai, kad jis turi būti užsibrėžę savo tikslų būtinai, nepasiduoti, jeigu sunkumai kelyje. Šiuolaikinis studentas turėtų būti motyvuotas, kūrybingas ir linksmas. Ir veiklus. Savim pasitikintis. Čia, manau, vienas svarbiausių būdų turėtų būti, nes viską gali pasiekti po to, kai savim pasitikė. Turėtų būti protingas, pasirinkti profesiją, kokią pats norėtų, ne kažkas lieptų. Aktyvus, kažko siekiantis, linksmas, nenuobodus. Toks. Tikras studentas, kad turėtų gal truputį būti vėjavaikiškas, bet kartu ir rimtas, susijimti, kada reikia, linksmintis, kada nori. Ir žodžiu, kad viskas taip išeitų super, duper, būtų faina. Studentauti ir mokytis kartu viską. Šiuolaikinis studentas tik kruopštus, pavyzdingas, nevėluoti paskaitas. Nežinau, siekti visko, ko įmanoma. Prisidedu ir dar turi būti atsakingas ir komunikabilus. Manyčiau, kad jisai turėtų būti tikras patriotas, į Lietuvą atsidavęs. Dar galėčiau pasakyti, kad jisai turėtų gerai gyventi, studentauti ir mokintis, aišku. Jaunas žmogus, pirmiausia,
tas, kuris žingeidus informacijai, žingeidus norui mokytis, norui tobulėti, nori ugdyti savo įgūdžius būtent kažkokie vienoje ar kitoje srityje. Šiuolaikinis studentas tai nebūtinai jaunas žmogus turėtų būti, tai žmogus, kuris nori tobulėti, aktyvus yra ir pasiruošęs pakelti Lietuvą į aukštesnį lygį. Manau, šiuolaikinis studentas turėtų būti inovatyvus, draugiškas bei komunikabilus. Turbūt linksmas, visur aktyvus labai, turintis daug pinigų. Linksmybės tai yra dalis viso to, iš tikrųjų. Reikia išbandyti. Patrauklus, šiuolaikinis toks, neatsilikęs ir stilingas. Gražus. Ne, ką, ir protingas, aišku. Protingas irgi taip pat, manau. Savo būsimą profesiją turi būti motyvuotas. Turi gerai mokytis. Turi būti daug žadantis, labai perspektyvus ir panašiai. Protingas, ryžtingas ir sumanus. Manau, kad šiuolaikinis studentas turėtų būti kupinas idėjų, kupinas emocijų ir kupinas ryžto. Jis turi pasitikėti savim, nebijoti naujų iššūkių, turėti pasiturinčius tėvus. Linksmas turėtų būti. Protingas, kultūringas, komunikabilus. Žinantis, ko pats nori, ko siekia. Šiuolaikinis studentas jis turėtų būti komunikabilus, iniciatyvus ir be abejo visos kitoks jis turėtų norėti mokytis, o ne pasyviai viską žiūrėti ir mokytis tik tai dėl diplomo. Žinantis, ko nori, stropus, motyvuotas iš esmės, kad iš vidaus motyvacija būtų ne iš išorės, daugiau studijuojantis negu studentaujantis, bet gali ir pastudentauti, iniciatyvus, tie visi gražūs žodžiai. Studijuojantis, norintis studijuoti, kuriam patiktų tai, ką jisai studijuoja. Turi žinoti, ko nori iš gyvenimo, turi būti protingas, turi siekti savo tikslų. Kas dar? Svarbu, kad būtų aktyvus labai. Aktyvus, žinoma. Modernus, praktiškas, atsakingas. Kuo daugiau tokių teigiamų savybių ir viskas šauna. Šiuolaikinis studentas turėtų būti kūrybingas, aktyvus, energingas ir visada besišypsantis. Svarbiausia, kad neturėtų skolų, visada spėti atsiskaityti, bet ir poilsiauti. Atsakingas. Ištvermingas, aktyvus, draugiškas, gražus, linksmas. Atsipalaidavęs, bet žinantis savo pareigas, na ir kad neužsitusintų per daug. Linksmai gyventi ir siekti to, ko siekia visą gyvenimą ir tiesiog mokytis ir nepalikti to dalyko, tiesiog, kad nueitų, jeigu patinka, jeigu nepatinka, tai nepatinka. Šiuolaikinis studentas turėtų būti aktyvus, užsiemantis daug veiklų ir, aišku, besimokantis labai smarkiai. Žingeidus labai. Turi būti išradingas, protingas, siekiantis savo tikslų, užsidegęs. Besimokantis ir pramogaujantis. Šiuolaikinis studentas turėtų savim pasitikėti, turėti daug jėgų, studijuojant ir, nežinau, turėti drąsos kopti tolyn. Toks kaip aš. O koks tu esi? Esu sportiškas ir aktyvus. Dėkui. O tu ką manai? Šiuolaikinis studentas privalo būti išradingas. Ir viskas. Protingas. Sportiškas. Išsilavinęs, siekti aukštumų savo specialybei. Pavyzdingas studentas turėtų eiti į kiekvieną paskaitą, lankytų visas paskaitas, jis būtų kaip tikras studentas, pavyzdinis studentas. Geras, atsidavęs mokslams. Manau, žinantis savo karjeros tikslus. Šiuolaikinis studentas turėtų būti aktyvus, drąsus, bendraujantis, mokantis užsienio kalbas. Manyčiau, labai žingeidus, trokštantis kuo daugiau įgyti žinių, stropus ir šiek tiek linksmas. Ta prasme, jeigu nebūsi linksmas, būsi paniuręs, tu nieko daugiau ir nenorėsi. O jeigu būsi linksmas, tai tu norėsi ir daug žinių ir visa kita. Protingas, su humoro jausmu būtinai. Judrus, kad visur suspėtų į visas paskaitas. Ir inovatyvus beje. Jis turėtų būti labai savarankiškas, žinantis, ko nori ir siekiantis savo tikslo. Visų pirma, šiuolaikinis studentas turėtų būti stipriai motyvuotas žmogus. Tai nebūtinai jis turi būti jaunas, nebūtinai jam turi būti 18, jam gali būti ir 36, ir 46. Esmė tame, kai jisai siektų, kai jis norėtų, kai jis tobulėtų, kai žinotų, ką jis veiks, baigė savo studijas.
Niekad nesuprantu tokių studentų ir moksleivių, kurie skuba namo iš paskaitų ir kai paklausi, na ką tu veiksi namie, kodėl tu taip skubi, jis sako, mokytoja, aš eisiu miegoti. Čia negali būti toks žmogus negali būti studentas. Sėkmės jums. Atviras, savim pasitikintis ir žinantis, ko nori. Apsisprendęs, ką nori studijuoti, entuziastingas, imantis iniciatyvą, linksmas, jaunatviškas, toliau apsiskaitęs. Šiuolaikinis studentas turėtų būti jaunatviškas, linksmas, entuziastingas ir, kaip mėgsta dabar visi sakyti, dabartistas, kuris žino naujasias technologijas, daug neskaito, o viską daro vizualiai. Bijau, kad kaip ir visi žmonės, manau, kad jų yra labai daug įvairių ir visokių, bet iš tikrųjų svarbiausia, kad sėdėtų visi savo rogėse ir kuo greičiau tą pajaustų. Ar apie tai galvoja, nežinau, jeigu renkasi kažkokias prestižinės profesijas, tai, norėčiau vieną pasakyti, kad kiekvienas studentas pagalvotų, ar jis norėtų, kad blogas gydytojas gydytų jo vaiką, mokytų jo vaiką, ar norėtų, kad blogas teisininkas teisės jo gintų ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl svarbiausia, kad studentas eitų ten, kur galės geriausiai atlikti savo darbą. Norintis mokytis ne tik dėl diplomo ir manau, kad pasirenkantis geriausias programas, pavyzdžiui, Vilniaus tarptautinėje teisės ir verslo mokykloje. Aišku, o ką galėtumėte palinkėti būsimiems studentam? Ir esantiems ir būsimiems rinktis atsakingai, būti reikliems dėstytojams ir siekti suderinti studentavimą kaip smagų laiką su studijomis. Ačiū labai, geros dienos. Sėkmės, laimėjimų.